Sveiki. Ar pažįstat šitą dėdę? Čia yra gerbiamasis Sabonis, kuris reklamuoja Lidlą. Ir kviečia visus ateiti pirkti į Lidlą. Kažin ar jisai pats vaikščios į Lidlą. Nes Lidlas skaitosi pigių prekių parduotuvė. Nebent Sabonis pradėjo taupyti pinigus ir ką? Pradės vaikščioti į Lidlą. Na ir ką, pažiūrėsim, kas čionai gero. Šiandien gavau štai tokią reklaminį bukletą. Rytoj Lietuvoje atsidaro 10 parduotuvių visoje Lietuvoje, iš jų 2 Kaune. Ir štai žmonėm parodo, kokios štai bus didžiulės kainos. Kainos čia tikrai labai netikėtos. Net Lenkijoje nerasi tokių kainų, nežinau kodėl. Tik yra vienas toks pastebėjimas, kad prie kainos yra padėta žvaigždutė. Tai reiškia, kad paskaičius instrukciją atidžiau parašyta. Įprasta kaina nuo 2016 metų 6 mėnesio 9 dienos. O Lidlas atsidaro nuo birželio 2 dienos 8 ryto. O šiandien yra birželio 1. Na ir ką? Tai reiškia, kad mes dar turim 4 dienas labai pigiai apsipirkti. Ir štai tokios kainos. Nu va, prašom, skaitykite. Kaip už dyką. Va, kur tai matyta, kad sviestas būtų 83 procentų, tik 55 centai už pakelį. Neįtikėtina. Arba štai va, bananai 66 centai už kilogramą. Taip, salotos 50 centų, smulkinta kiauliena, jautiena, kilogramo kaina išeina tik tai 2 eurai. Aš nežinau, kaip jie taip sugeba. Na, suprantu, kad čia yra reklaminė akcija. Na ir 4 dienas žmonėm bus akcija labai pigiai apsipirkti. Gal ir neblogai. Taigi, pats įdomumas bus po akcijos, kainos po akcijos. Po akcijinės datos, tai yra 6 dienos, kokios bus kainos. Na, bet žiūrim dabar, ką turim ir kas čia yra reklamuojama. Štai, pomidorai 66 centai, agurkai, sūreliai 15 centų, varškė 9 procentų €1,19, už kilogramą 2,38, įprasta kaina 4 eurai būna. Taip, ledai, vasara, labai karšta vasara, ir ledai iš tikro pieno tik tai 19 centų. Kažkokie balino karameliniai, su įdaru, vanilės skonio. Pagaminta Lietuvoje. Niekad tokių ledų nesu matęs, nežinau, nei kas jie gamina. Tai yra labai didelė paslaptis. Ta bendrovė gamina specialiai Lidl, pagal Lidl turbūt užsakymą, ir dėl to tokios kainos ir dėl to. O ledai, rašo, kad iš tikro pieno, bet kaip iš tikrųjų, tai paragausim, pamatysim. Štai kava, tokios kavos aš aišku nepirksiu, nežadu pirkti. Čia yra, štai kokia. Tai labai, kas keisčiausia, tai popieriaus labai daug ir tokie reklaminiai žurnalai. Čia yra pritaikyti labiau pensininkam skaityti.
dėl to, kad kitos parduotuvės, mūsiškės parduotuvės išleidžia informacinį reklaminį žurnaliuką ir ten visko daugiau ir smulkiau visų prekių. O čia gal dėl to, kad pačias populiariausias, pigiausias prekes sudėjo į šitą žurnalą ir dėl to padaryti įspūdį, kad gražiau atrodytų tiesiog, kad pigiau būtų, kad būtų tokios kainos. Tai štai, šokoladas 33 centai. Kilogramo kaina 3,30 €. Neįsivaizduoju, kas čia gali būti per. Rašo, čia procentais rašo, kas bus po datos, kokia kaina bus po datos. Ir matosi, kad labai daug akcijų. Alus 29 centai. Už litrą 58 centai. Tai štai čia visokie dar technika visokia, nežinau, kas čia yra. Taigi, štai va tokios kainos, patys pasižiūrėkite, kas įdomiausia, labai brangi kažkodėl tai yra šita elektrinė daržovių tarka. 20 €. Nežinau, čia. O štai sulčiaspaudė 13 €. Tai toliau žiūrim. Šiaip raktai, čia tokie įrankiai visokie. Šitas geras variantas raktų yra. Už 6 € tikrai niekur tokių raktų nenusipirksi, niekur. Jeigu čia yra, kaip sakoma, su chromu ir su poliruotom galvutėm, tai toliau mergina čia gražiai pavaizduota. Čia kažkokia statybininkė nelabai, jinai panašiai yra. Bet mergina visai nieko. Toliau veiksmai. Štai čia yra maudymukai, visokie drabužiai. Drabužių kainos palyginus su Mėgos, Akropolio, Maksimos kainom yra tiesiog juokingos kainos, bet neaišku, kokia čia tų drabužių kokybė. Vienadieniai turbūt rūbeliai, kasdieniniai rūbeliai, taip sakant, svarbu nauji, o ne iš kokių naudotų prekių parduotuvių. Štai čia dar yra kažkas tai. Ir vaikučiam visokių prekių. Rankšluostukai. Čia kainos jau be akcijų. Čia jau tokios kainos lyg tai bus. Nes žvaigždutės tai nepažymėtos, procentais nepažymėta niekas. Taigi. Tai, jogurtas kilogramo kaina 1,50 €. Tikrai. Taigi, štai, pirštelė 89 centai. Už, nežinau, 450 gramų, taip. Tai visai nieko, visai nieko. Įdomu, kokie tie piršteliai. Ar ten yra žuvies, ar ten to žuvies tik tai dėl kvapo. Ar tik tai žuvies uodega kokia įmaišyta, vėl nežinau. Sunku pasakyti. O štai, kalakutiena. Visai neblogai. Už 400 gramų 2,20 €. Kilogramo kaina 5,5 €. 25 centais. 25 procentais pigiau. Dabartinė kaina, šios dienos kaina yra kažkur 7-8 € už kilogramą kalakutienos, o čia 5,5 €. Taigi, o štai. Kas čia dar? Čia nesako. O štai kokiuose šalyse rodo bus, kokiuose miestuose bus Lidl. Štai čia yra programėlė Lidl.
apsipirkimo pagalbininkas kažkoksai, tai kuris pradės kažką tai surasti parduotuvę, planuoti pirkinius. Štai, pjaustyta mėsa, nugarinė, be kaulo ir odos. 360 gramų. Nu, vakarieniai už €1 įsikirpti mėsytės gali ir neblogai. Tai štai va tokia štai toks pirmasis vokiškos, vos ne didžiausios Europoje, o gal ir didžiausios Europoje parduotuvių tinklo reklaminis žurnaliukas. Tikimės, kad tokių parduotuvių Lidl tik daugės Lietuvoje. Kuo bus daugiau, manyčiau, tuo geriau, bus didesnė konkurencija. Ir jeigu būtų visą laiką tokios kainos, tai būtų tikrai šaunu Lietuvoje gyventi. Tikrai šaunu. Iki.